Sveiki, čia Gintarė iš Tavo Sveikata LT ir noriu pakalbėti apie mokslinį tyrimą apie ašvagandą. Dažnam lietuviui ašvaganda bus kažkoks galbūt nelabai girdėtas dalykas, bet realiai tai yra tokia žalia dažniausiai arba pilkšva žolelė iš Indijos, vadinamas Indijos ženšeniu, ir jis yra labai stiprus ir rimtas reikalas ir jis tikrai jau yra Europoje, Lietuvoje pasiekiamas įvairiais formatais, yra ir papildų, bet dažnai būna milteliai. Tai realiai apie ašvagandą, kuo jinai yra naudinga mums. Tai jeigu mes Lietuvoje, pavyzdžiui, žiūrim kaip į česnaką, kaip į labai tokį svarbų produktą, kuris padeda nuo labai daug dalykų, tai mano požiūriu iš rytų perspektyvos, rytų šalių, tai ašvaganda irgi yra labai, labai geras reikalas, tokio svarbumo kaip česnakas. Tai realiai, ką tas tyrimas sako, 22 metų pabaigos tyrimas, tai jis vyko taip, kad apžvelgta realiai jau esami tyrimai, tai virš 1000 dalyvių bendrai gavosi. Tai ką atrado, ką padarė išvada, kad ašvaganda papildų vartojimas labai tinkamai ir naudingai veikia, kas liečia mūsų nerimą ir stresą. Tai jeigu taip paprastai kalbant, kiek reikėtų tos ašvagandos vartoti, norint turėti, pavyzdžiui, poveikį teigiamesnį, jeigu patirite daug nerimo, tai iki 12 000 mg per dieną parodė tyrimai, jog yra efektyvu. O jeigu dėl streso norite naudoti, tai geriausiai veikia nuo 300 iki 600 mg dozės per dieną. Realiai problema su ašvaganda yra, kad mums tai gal kartais yra nelabai įprastas skonis ir kur jį naudoti. Ir čia jeigu milteliai, į kapsulės, tai kapsulės, bet dažniausiai būna milteliai, kaip čia juos naudoti, kur inkorporuoti. Tai aš asmeniškai darausi taip, kad bet kokius miltelius ašvagandą įskaitant, dedu į sriubas, troškinius, kiaušinienės ir kokteilius. Ir tada to skonio tikrai per daug nesijaučia, o naudą iš tiesų gaunu. Beje, žmonės, kurie turi problemų apskritai su nerimu ir vartoja antidepresantus, turi autoimuninės ligas ir laukiasi arba žindo, tai taip apie tą ašvagandą reikėtų gal truputėlį daugiau pasidomėti, pasitarti su gydytojais, jeigu jie žinos kažką apie tą ašvagandą, nes gali būti kažkokių tai komplikacijų dėl to, kad ašvaganda labai, labai stipriai veikia, kas liečia mūsų nerimą, stresą ir visą nervų sistemą. Tai va, turbūt tiek žinių. Šiaip šitas tyrimas, jisai nėra kažkoks super rimtas. Jisai tam, kad ašvaganda būtų galima pasakyti, kad taip, jei patirite streso, naudokite ašvagandą 100%, tokių tyrimų nėra. Šitas yra toks vidutinio lygio, bet vis tiek jau galime tarti, kad ašvaganda, nes čia 12 skirtingų tyrimų šitas tyrimas apžvelgė, tai visuose juose ašvaganda rodė tikrai labai gerus požymius, kas liečia nerimą ir stresą. Tiek žinių.